Diskusija apie aukštąjį mokslą Kaune organizuojama neatsitiktinai. Šis miestas viename iš almanachų pavadintas lietuviškuoju Kembridžu. Tačiau Kembridžas šiuo atveju reiškia ne kokybę, o kiekybę. Būtent kokybės klausimą siūloma spręsti skatinant konkurenciją. Tačiau, kad konkurencija būtų naudinga, turi būti sudarytos vienodos sąlygos visiems rinkos dalyviams. Viena iš svarbiausių dalykų, kurį mes matom kaip didžiausią iššūkį mūsų aukštojo mokslo sistemai, tai į šią sistemą įnešti sveikos konkurencijos principus. Nes šiandieninė situacija akivaizdžiai rodo, kad mūsų aukštojo mokslo sistemoje studijų kokybę gali garantuoti tik tai pačioje sistemoje jos viduje veikiantis mechanizmai, o ne kokia nors ypatinga išorinė priežiūra. Ir kaip ir kitose srityse, konkurencija yra vienintelis ir efektyvus mechanizmas garantuojantis kokybę, taip ir aukštajame moksle tai yra tas instrumentas, kuris ir gali tą kokybę duoti. Kalbant apie konkurenciją švietimo sistemoje, reikia pirmą sudaryti tam sąlygas. Sąlygas tai yra daugmaž visi dalyviai turi laikytis tų pačių žaidimo taisyklių. Dabar taip nėra? Kažkam galbūt manyčiau, taip, yra tam tikrų požymių, kad tokių taisyklių nėra. Nėra kai kuriuose atvejuose skaidrumo, viešumo. Tai viena, antra, patys dalyviai šiuo atveju nėra suinteresuoti žaisti žaidimą. Sąžiningą žaidimą, sakykime. Galiausiai universitetiniam sektoriui per paskutinius metus yra susiformavę tam tikros nuostatos arba netgi užimtos pozicijos, kurios, manoma, yra svarbiausios ir lemiančios. Ir jų išsaugojimas yra pagrindinis dalykas. Konkurencija orientuota ne į tai išsaugot, ką turi, o į tai, ką tu nori sukurti. Tai va šitoj vietoj, manyčiau, mums visiems reikia pasistengti. Visi mes laukiame, kad būtų įvardinti rodikliai, kuriuos pasiekę universitetai galėtų tikėtis ir didesnio finansavimo, ir aišku, pasiekę tos rodiklius, jie pritrauktų pas save į savo auditorijas pačius gabiausius žmonės. Taip aš suprantu konkurenciją ir jeigu jinai kryptų tokia kryptimi, aš ją tik tai sveikinčiau. Aš manau, kad konkurencija tarp universitetų nėra geras dalykas. Pirma, kad Adamo Smito konkurencijos tokios kaip dalykas, kaip konkurencijos privalumai yra seniai paneigti. Tai yra bendradarbiavimas tarp universitetų, mano nuomonė, duotų daugiau naudos negu konkurencija. Antras dalykas, universitetas tai nėra įmonė, kuris siekia pelno, tai ir šiuo atveju turėtų būti, kad kiekvienas universitetas siekia kuo daugiau pristraukti studentų ir kartu su studentais ateinančių pinigų. Konkurencijos reikia, kad šiek tiek galbūt nepabijosiu to žodžio, apsivalytų pati ir sistema, ir universitetai, ir išeitų tie, kas ten nepriklauso, kas nėra akademinės bendruomenės dalis. Todėl, manau, jeigu sveika ir gera konkurencija, tai yra vienas iš sprendimo būdų.